Penktadienis su mindfucking pamoka, nes aš nežinau, kiek tai bus klaidų pridaryta joje, kol mes ją pagaliau paleisim. Bet esmė, kad tai kažkuria iš jau senesnių pamokų mokiau, kaip susikurti papildomą klasę ir kaip iš jos ištraukti būtent į mūsų main funkciją kažkokius duomenis. Tai šiandien parodysiu lygiai tą patį, plus naują būdą tai padaryti. Sakykime, yra du būdai, kaip būtent iš klasės ištraukti duomenis ir šiandien parodysiu juos abudu. Taigi judam prie reikalo. Duok Dieve, kad pavyktų šiais padaryti šitą pamoką. Taigi pirmiausias dalykas, ką mums reikia pasidaryti, tai žinoma susikurti klasę. Kaip tai padaryti jau mokiau, tai labai ir neaptarnėsiu. Gerai, o kaip ją pavadinsim? Pavadinkime, sakykime, varškė. Nežinau, pirmas žodis, kuris šovė į galvą. Na ir mes turime papildomus failiukus, kaip matote. Irgi jų neaptarnėsiu, nes tai jau turėjau atmokėti, būti išmokę. Vienintelis dalykas, ką noriu padaryti, tai susikopijuoti viską, kad jie būtų surišti tarpusavėje. Tai pirmiausia reikia nuskopijuoti šitas dvi eilutes ir įkelti į varškė CPP. Ir viršutinį eilutę nukopijavus įkelti į mūsų main funkciją. Tai viskas turėtų atrodyti daugmaž taip, daugmaž panašiai. Tiek čia pradžioje, tiek čia. Nieko nekeisime būtent varškės headeryje. Na ir pirmiausiai, ką aš noriu pasidaryti, tai tiesiog susikurti kažkokią tai bereikšmę funkciją, sakykime, kuri nieko negrąžins. Na ir ją pavadinkime, sakykime, varškė, ar ne? Ir, sakykime, funkciją darom varškė. Štai taip. Ką tie du taškai daro, irgi nebeaiškinsiu, nes, nekartosiu kiekvienoje pamokoje prie tų pamokų sistemų. Ta prasme, jeigu žiūrite į viską iš eilės, jūs tikrai viską atsimenate. Na ir čia galima pasirašyti tiesiog bereikšmių žodžių, sakykime, štai taip. Kad mūsų šitas reikalas veiktų, mums žinoma reikia būtent į headeryje įsirašyti, gal sakykime, iš mažų rašom, įsirašyti būtent suflerį ir sufleris tai būtų būtent šitas reikalas. Tačiau, kadangi mes ir taip žinome, mes jau nurodėme, kad dirbsim su varškės būtent headeriu. Būtent su šito, todėl mums šito reikaliuko nereikia, ir tai turėtų atrodyti labai paprastai, tiesiog va taip. Void. Tiesiog sufleris štai toks, mums nereikia visos eilutės, nes kad mes dirbsim su varškės headeriu, mes jau tai parodėme ir tai pakartoti būtent varškės headeryje nebereikia. Užtenka tik šitą parašyti. Taigi, mūsų varškė.cpp turi atrodyti taip, o varškė.header turi atrodyti taip. Na ir einame prie mūsų main funkcijos. Dabar senojų būdų, kaip viskas turėtų atrodyti. Tai pirmiausia, mums reikėtų sukurti kažkokį objektą, ne? Kuris dirbs būtent su varškės mūsų funkcija. Tai būtent pasirašom, su kuria funkcija dirba ir tai funkcijai priskiriam objektą. Tai sakykime, varškės objektas, ar ne? Štai taip. Mes kadangi jau turim varškės objektą, dabar mums tai reikia būtent iš tos varškės funkcijos per varškės objektą išsitraukti būtent tą užrašą. Kaip tai padaryti mes jau irgi mokame, tiesiog užsirašom varškės objektas, ar ne? Ir dedam tašką. Ir dabar būtent darom varškę. Būtent tą funkciją, kurią mes čia susikūrėm. Ir mes pagal viską dabar turėtumėm matyti tą užrašą. Spaudžiam varškė vyrai.
Keista, kad dar klaidų nepridariau, nes su tom klasėm, tai čia man toks biški mindfuckas. Sorry už keiksmažodžius. Na ir tai yra senas būdas, kaip per būtent objektą iš mūsų klasės pasimti kažką būtent. Na, kadangi mes turim ten tik tai susikūrę šitą funkciją, būtent ją įimam, bet galime imti belenką, ką mes ten turim susikūrę. O dabar parodysiu naują būdą. Tai sakykime, čia bus būtent su tais atminties adresais ir nuorodomis. Tai fone vaikšto kai kas ir dainuoja, tikiuosi nesigirdi per mano pamokas. Na ir dabar kaip viskas turėtų atrodyti. Visų pirma, mums reikia taip pat pasirašyti mūsų funkciją. Mūsų klasę. Ir būtent tai klasiai prisiskirti būtent tą nuorodą. Ir kaip ją pavadinkim tiesiog varškės nuorodą, ar ne? Ir tai varškės nuorodai bus priskirtas būtent mūsų objekto atminties adresas. Tai yra varškės objektas, ar ne? Kitaip sakant, mes susikūrėme nuorodą į būtent šito objekto atminties adresą. Ir dabar, jeigu mes tokiu būdu norime kažką įsikviesti, mums reikia visai kito dalyko. Tai pirmiausia, ne varškės objekto, o varškės nuorodos. Dedam tašką ir vėlgi darom varškę, būtent tą dalyką, ką mes norime išsitraukti iš tos klasės. Tačiau jeigu mes bandysim pasileisti, mes matysim erorą. Kodėl? Jeigu mes naudojame tiesiog objektą, mes dedame tašką ir būtent išsitraukiam tai, ko mums reikia. Tačiau jeigu mes naudojam nuorodą į atminties adresą, ne? Jeigu mes naudojam nuorodą, mums reikia dėti ne tašką. Mums reikia nusipiešti rodiklytę. Būtent brūkšnelis ir daugiau už ženklas. Tiksliau minusas ir daugiau už. Ir jeigu aš taip parašiau, kaip bebūtų keista, klaidų nėra ir kaip matot gaunam tą patį variantą. Vienas variantas yra būtent pasinaudojus objektu, kitas variantas pasinaudojus nuorodą. Rezultatas yra toks pat, kaip matote, ir reiškia viskas veikia kuo puikiausiai. Ir dabar aš galbūt neaiškinsiu, kam reikalingas būtent šitas kitoks stilius, būtent kitoks būdas įsikviesti kažką iš mūsų klasės. Gal tai paaiškinsiu kitose pamokose, bet noriu, kad žinotumėt, kad galima įsikviesti pasinaudojus objektų kažką iš mūsų klasės ir galima išsikviesti būtent pasinaudojus nuorodą į atminties adresą ir taip pat tokiu būdu išsikviesti kažką iš mūsų klasės. Tačiau turėkite omeny, kad jeigu mes naudojam nuorodą, mums reikia būtent tokio ženkliuko. Jeigu mes naudojam objektą, mums reikia taško. Tai štai, tikiuosi, jūs supratot, ką aš norėjau parodyti ir palieku su šitą sunkia mindfuckinę pamoką jūs visam savaitgaliu ir susitiksim kitą savaitę. Gero savaitgalio, iki!